Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Kovo 21 dieną Twinsbet arenoje Vilniuje stipriausi kovotojai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios dvikovos ir įspūdinga šou programa. Paskubėk įsigyti išankstinį bilietą bilietai.lt. Visa informacija bushido.lt. Labas, Augustai. Sveiki, Donatai. Kaip vertinate kovą Eriko prieš Latvijos sportininką numeris 1 MMA kovotoją? Bus nebloga kova, šiek tiek analizavom tą Latviją, iš tikrųjų ne šiek tiek, pasižiūrėjom tikrai, ką moka, ką sugeba iš geros sporto salės. Labai tinkama mums svorio kategorija Erikui. Tikėkime, įrodysim, kad esam geresni narve. Erikas yra aukštesnis, turi ūgio pranašumą. Manai, išnaudosis šioje kovoje? Erikas beveik visą laiką išnaudoja iš tikrųjų savo ūgio pranašumą tiek prieš Abu Šedidą, tiek prieš Kaišorachovo kovą pagal kickboksą. Jis tikrai yra labai nepatogus, aukštas, smūgiuojantis neblogai. Manau, kad mūsų Latvijos kovotojas norės su Eriku imtyniauti. Aš manau, kad ruošiam takedownų defensą gerą, o dirbsim stovėsenai. Manau, kad ten bus mūsų raktas į pergalę. Kur geriau, galvoja Erikas, save gali realizuoti? Parterį ar stovėsenai? Erikas pakankamai universalus, bet Erikas turi labai smarkius, stiprius kojų spyrius iš tikrųjų. Tai tiek į korpusą, tiek laukikus, tiek smūgius iš kojos į galvą, frontkikus. Šitą dalyką jis tikrai turi. Ten jie nėra ypatingai techniški, bet labai stiprus. Ir kaip vertini šią kovą? Pirmas, antras raundas, trečias? Pirmas dalykas svarbiausia laimėti, o norėčiau, kad baigtųsi, aišku, kova anksčiau laiko. Norėčiau, kad laimėtumėm kovą anksčiau laiko. Panceris prieš Olandijos kovotoją. Taip. Prieš tai pralošė. Panceris dabar gavo šansą į revanšą. Kaip vertini šią kovą? Panceris iš tikrųjų iš tos kovos labai norėjo. Ir praeitą kartą norėjo, čia jo svorio kategorija 66 kg. Olandas tikrai labai geras kovotojas, geras grepleris. Ruošimės rimtai, jau reikės gerą planą išanalizuoti visą kitą, nes praeitą kartą Olandas mus pagavo. Nesitikėjom. Olandas iš tikrųjų labai geras, aišku, irgi nesėdėjo vietoje, tobulėjo. Tai vis tiek kažkokią taktiką jau special ruošėt jam ar ne? Ruošiam tikrai. Kokią ruošiam? Negal nesakyti. Gali skleisti stovėsime parterį. Manau, kad stovėsime dirbsim su Olandu, į parterį turbūt bandysim nelyst. Manau, kad dirbsim labai primityviai, dirbsim stovėsenui ir raundus bandysim užsitikrinti takedownais. Ta prasme, ten 30-40 sekundžių likus iki raundo pabaigos, darysim takedowną, stengsime užsiimti kontroliuojančią padėtį ir laikyti Olandą ant žemės. Manau, kad kova, turbūt įdaisim iki teisėjų sprendimo, bet taktiškai tvarkingai reikia laimėti šitą kovą mums. Nauja žvaigždė pas jūs klube. Daug kalba apie šį sportininką. Daug kas bijosi net kovoti, labai sunku, prasidėjo net labai sunku jam surasti varžovą, Maluška. Taip. Jis visą laiką pasiruošęs iš tikrųjų kovoti, žiauriai geras atletas apskritai, jis manau, kad faktiškai bet kokioje sporto šakoje būtų geras labai. Gal tai išskyrus krepšinį, biškį ūgio trūksta, bet ten visam kito vis labai yra atletiškas, turi gerą koordinaciją. Fiziškai labai stiprus, nes, sakau, kas yra bandęs su juo imtyniauti, visą kitą, tas man nustemba, kad 16 metų vaikinas gali būti toks fiziškai tvirtas. Ir jau jo varžovai, manau, irgi jau kai kurie, kas pabandė pakovoti, suprato, kad čia nebus taip lengva. Kaip įvertintum kovą Adomo Razmos Latvijoje, kuri vyko vasario 21 dieną su tikrai labai stipriu Latvijos sportininku? Patenkintas ta kova, kaip viskas eiga ėjo, ar dar kažko nedadirbo Adomas? Buvo galima šiek tiek kitaip dirbti. Aišku, mes jau žinau, kad mes buvom tenais šiek tiek nurašyti, mes jau nebuvom favoritai šį kartą. Tai tas buvo, netgi nuostaba man buvo, kad mes nebuvom favoritai. Jo varžovas iš tikrųjų buvo stipresnis negu galvojom, fiziškai labai tvirtas, turintis imtynių bazę, kaip ir Adomas. Aš manau, kad būtų narve, būtų šiek tiek kitaip viskas buvę, nes ringas trupučiukas sunkiau kovoti, nes mes daugiau pripratęs narve Adomas kovoti, nes Adomas šiaip turi daug kovų, bet ringe MMA kovų jis neturi. Tai vis tiek jisai tą narvą išnaudoti moka, o su ringu šiek tiek kitaip yra. Tai čia tos detalės tokios minimalios buvo. Šiaip žiauriai patiko pats turnyras Rygoje, žiauriai geras, labai daug žmonių susirinko, sulaukėm labai nemažai palaikymo, gavom turbūt
nežinau, turbūt top 3, top 1, nežinau kaip ten Latvijos sportininką tam toj svorio kategorijai. Nu, mums labai patiko iš tikrųjų. Labai, nu, tokia gera kova gavosi. Daigaro kova? Nu, Daigaras parodė klasę. Daigaras laimėjo visus 3 raundus, ten buvo gal porą momentų, dėl kurių šiek tiek pergyvenau, bet šiaip tai, sutrynė. Tikrai negalvojau, kad tai bus, nes varžovas atrodė tikrai pakankamai, jeigu jūs irgi matėt, varžovas atrodė didelis, aukštas, tikrai, ta prasme, ir sporto salė jo gera, ir kovų turi, ir patyręs, ir visa kita, bet tiesiog pervažiavo ir tiek. Gaila, kad nepavyko užbaigti anksčiau laiko, bet pasirodė varžovas buvo gerokai lankstesnis negu tikėjomės, nes buvo labai geras armbaras paimtas ir tikrai pataikėm ir haikikų pataikėm ir stovėsnai pataikėm smūgių, bet varžovas tikrai buvo vertas dėmesio, tvirtas, jo Daigaras parodė, kad klasė, ta prasme, jo yra aukštesnė, bet varžovas tikrai pasižymė ir charakterį ir tikrai norėjo laimėti, stengiasi iki paskutinių sekundžių tą daryti. Na, tikrai, gera kova buvo, įdomi. Kovo 21 dieną kovos Mantas Stankis, sugrįžtantis, ir Džafaro Gezius. Džafaro Gezių gerai žino, aišku, Lietuvos publika, matė nemažai kovų. Kaip vertintum tą kovą? Na, kova kaip kickboksė, tai tikrai įdomi, mačiau, kaip Gezius kovoja, gerai kovoja. Stankį mačiau paskutinį kartą Svatuose, irgi labai gerai atrodė. Aš manau, kad Stankis turės fizinės jėgos pranašumą, kažkodėl taip man atrodo, kad Stankis fiziškai atrodo tvirtesnis ir gal šiek tiek didesnis. Bet prognozuoti šitą kovą sudėtinga. Pažiūrėsim, nes Gezius visą laiką išeina geros formos. Pažiūrėsim, kaip Stankiui bus, kokios formos jis išeis. Nors aš vis dėlto imčiau lietuvių, vis tiek namų sienos, visa kita. Stankis matosi tikrai užsivedęs, Svatuose labai gerai atrodė, laimėjo tikrai pakankamai stiprų varžovą. Na, šitas varžovas bus stipresnis, bet manau, kad turėsim pergalę čionais. Išvysime ir naujų veidų, ir vienas iš jų Nedas. Sportininkas jaunas, talentingas, prieš Beną Šorokovą, gerai žinoma visiems sportininką. Kaip vertinė šią kovą? Labai įdomi kova. Mes su Donatu čia prieš užkulisius jau prieš porą savaičių esam šnekėję apie šitą kovą, kad būtų labai įdomi kova. Tai Nedas iš tikrųjų geras sportininkas, mačiau kaip kovoja, sumatęs ne tik jį kovojantį, sumatęs ir sparinguose kaip juda, pasitikėjimas savim geras. Ir jisai iš tikrųjų gauna tokį rimtą iššūkį, netgi sakyčiau, jauną veteraną Beną Šorokovą, kuris iš tikrųjų kovojęs yra labai daug turnyrų, pripratęs prie arenų ir visa kita. Įdomu, kaip seksis Nedui susitvarkyti su tokia didelė patirtį ir toks jaunas ir tokia didelė patirtį turintis varžovas. Šitas įdomu bus, kaip jam gausis tą padaryti. Manau, kad sparinguose gal Nedas nelabai nusileistų Benui, bet arenui jaudulys visą kitą, pažiūrėsim, ką padarys. Tikrai labai įdomi kova. Rinkevič prieš Nijemo. Toni, jo. Iš Toni Nijemo. Toni Nijemo. Nu, iš tikrųjų, tai aš džiaugiuosi, kad ta kova įvyko, nes tas Tonis nėra prastas kovotas, yra berods juodas diržas dziudo, man atrodo netgi Lietuvos sambo čempionas, jis visai gerai imtyniaujantis, tvirtas. Ir jų svorio kategorija yra jau 75 kg, tokiam catchweight'e visai kovos, abiem labai tinkantis svorio kategorija, nes iš tikrųjų sportininkai turėtų kovoti už 70 kg, tai labai nenuselins. Manau, kad pamatysim gerą kovą, nes iš tikrųjų čia abu dirbantis pirmų numerių. Aš manau, kad šitą kovą nedais iki teisėjų sprendimo. Nes va čia ta kova, kur 95% kad nenueis iki teisėjų sprendimo. Ten kažkas kažką užbaigs. Nes aš mačiau, kaip Tonis kovoja ir žinau, kaip kovoja Severinas. Ir kai du kovoja tie, kurie dirba abu pirmų numerių, dažniausiai kažkas pralaimi, krenta. Ką galvoji apie Bakanovą prieš Kasparovičių? Šitą kovą irgi aš jau senai galvojau. Labai gera kova, jie yra turėję bendrų varžovų, bet kol kas nėra nė karto susitikę niekur, nei nei Lietuvos, nei Baltijos čempionatuose. Abu žiauriai geri jauni sportininkai, labai turintis, Bakanovas labai pasitempęs stovėsnui, labai geras imtynininkas. Kasparovičius iš vis yra dalyvavęs pasaulio, Europos, IMF čempionatus, jis plius minus jo mėgėjų kovų turi apie 60-70 gal kovų, jisai turi tikrai turintis didelę patirtį, labai geras smūgiuotojas, iš tikrųjų netgi toks smūgiavimo stilius jo primena UFC kovotoją Jerry Rodrigesą. Labai tokia, stilistiškai panašus ir labai įdomi kova, nes jie būtų be proto talentingi, vaikinai turi ir patirties daug ir
meistriškumas ir kai kurių jų meistriškumas yra netgi kai kuriais momentais geresnis už patyrusių kovotojų. Šiai dienai tasme Lietuvos. Ir manau, kad šitie vaikinai... Kovo 21 dieną TwinSbet arenoje Vilniuje stipriausi kovotojai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios dvikovos ir įspūdinga šou programa. Paskubėk įsigyti išankstinį bilietą bilietai.lt. Visa informacija bushido.lt.